Sveiki visi, šiandien pakalbėsim apie produktus, kuriuos naudojau praeitais metais, kurie man labai patiko, kur pirkau netgi ne pirmą kartą ir kai ką užsipirkau antrą kartą. Tie produktai ant tiek įstrigo, kad aš galvoju, aš noriu padaryti atskirą video, tiesiog viską sudėti vieną krūvą, papasakoti, neišmėtyti per 15 vlogų. Turiu atsidėjusi nemažai produktų ir matau, kad jie yra tokie labai įvairūs. Yra veidui, kūnui, plaukams, tiesiog visko po truputį. Jeigu turit kažkokių produktų, kurie jums patiko, be kurių jūs negalit gyventi, lauksiu visų žinučių komentaruose, nes visada išmėginti kažką naujo yra labai smagu. Tokį video filmuoju beveik pirmą kartą, tai šiek tiek jaudinuosi, tikiuosi, kad jums patiks ir visai bus įdomu. Tai aš manau, kad tiesiog nieko nebelaukiam ir einam į video. Pirma priemonė, kurią parodysiu, ši priemonė keliauja jau per kažkeli mano video, tai vienam video buvo Sheino pačiam pirmam video, paskui Sheino to prekės ir aš galvoju, aš vis tiek įtrauksiu į šitą video, nes negaliu neparodyti. Tai yra pleistriukai nuo spuogų, jeigu kyla spuogas, užsiklijuojat, kitą rytą atsikeliat, realiai spuogo nebėra. Iš tikrųjų, aš labai noriu trečią kartą kombinuoti šitą priemonę į savo video, nes aš tiesiog labai džiaugiuosi šitais pleistriukais, jie labai gerai veikia, visai malonu būna ryte nusipriešinus spagiuko tą pleistriuką, nes tu matai, kiek į jį yra prisisirbę viso šlamšto, visai satisfying. Tai jeigu ieškot pleistriukų pigių, kainuoja tik tais porą eurų Sheine, siūlyčiau užsipirkti kokius kelis vienetus ir tada apsimokės porą savaičių palauksit ir turėsit į priekį nemažai pleistriukų. Bus produktai tikrai random tvarka. Produktas, kurį galvojau įtraukti ar neįtraukti, bet paskui pagalvojau, ar tai produktas, kur aš neieškau kažko pakaitinio, taip, ar tai produktas, kurį man malonu naudoti, taip, ar tai produktas, kuriuo aš pasitikiu, taip. Tai yra akių makiažo valiklis iš Nivea, tai yra skirtas vandeniui atspariam makiažui nuvalyti. Aš šitą priemonę pasitikiu, kadangi jinai tiek kartų man gerai nuvalė vandeniui atsparų tušą ir aš žinau, kad jeigu aš šiandien panaudosiu tušą, užsidėsiu jo daug, šitas valiklis man jį gerai nuvalys, tai tiesiog, kaip aš darau, ant 2 padelių užsipilu priemonės, tada užsidedu ant akių ir palaikau gal pusę minutės, tada aš švelniai nuvalau ir taip gerai nusivalo, tikrai nereikia brūžinti akės, nesusijautrins akis. Kai šitas produktas jau ėjo į pabaigą, aš supratau, kad tikrai nebus taip, kad aš ieškosiu kažko naujo, aš tiesiog ieškosiu būtent šito, nes jisai tikrai labai gerai veikia. Kalbant apie antakius, iš tikrųjų antakiams turiu nemažai produktų, nu gerai, kiek nemažai, 3. Turbūt, kas žiūrite mano vlogus, jau seniausiai pastebėjote, kad pradėjau laminuoti savo antakius ir visada giriu vieną priemonę, iš tikrųjų nemeluosiu. Savo naudojimo ant kiek lengva ir greita pasidaryti, kad dar net nenoriu žvalgytis kažko naujo. Ir aš kalbu apie Didier Lab Estetikių antakių laminavimo rinkinuką. Tai iš tikrųjų šitam rinkinukė dar yra toks antakių serumas. Iš karto užbėgsiu įvykiam už akių, man jis netiek patinka, kiek šitos 2 priemonės. Kodėl aš jas taip liaupsinu? Iš tikrųjų, kadangi šitos priemonės ant tiek lengvo naudojimo, kad antakius galima susilaminuoti per realiai 10 minučių. Užsidedi vieną priemonę, palaikai 5-6 minutės, antrą priemonę užsidedi, palaikai 5-6 minutės, antakiai sulaminuoti ant tiek greita, nereikia jokių plėvelių, nereikia kažkokių specialių įrankių, žiauriai paprastas naudojimas ir labai gražiai susilaminuoja antakiai. O po to, kai susilaminuoja antakiai, aišku, jie yra pažeisti, jie yra nusilpę, juos reikia stipriai primaitinti ir tas serumas, kuris eina kartu į šitą rinkinuką, jis yra per silpnas. Man antakiai vis tiek jaučiasi tokie išsausėję, tokie šiurkštus ir aš jau senai esu atradusi tokį antakių ir blakstienų aliejų iš Tuja ir šitas yra must. Jinai yra riebi, bet jinai suteikia tokio gražaus blizgesio, tokio natūralaus žvilgėjimo ir man antakiai su jais atrodo tokie gyvybingi, tokie primaitinti, storesni, vešlesni, iš karto gražiai pasiformuoja ir aš nežinau, aš kol kas nežinau, ar gali būti kažkokia geresnė priemonė negu šitas, kaip jis vadinasi, kremas, nors aš visada jį vadinu aliejumi. Jeigu ieškot gero antakių blakstieno priemonės, kuri skirta po laminavimo arba tiesiog kasdieniai priežiūrai, jeigu jūsų antakiai yra išsusėję, mes dažniausiai pratę naudoti visokias priemonės pažeistiems plaukams ir panašiai, bet turbūt nesam linkę naudoti tiesiog day-to-day life. Rekomenduočiau tiesiog prižiūrėti visada, nesvarbu, ar jūs laminavot, nelaminavot,
prižiūrėkim visada. Aš, pavyzdžiui, šitą kremą naudoju ne tik kai laminuojant, tiesiog stengiuosi naudoti net kai man antakiai yra nelaminuoti, kadangi vis tiek antakiai yra toks pat plaukas ir reikia drėkinti, maitinti, jį reikia prižiūrėti, o ne tik tada, kai mes juos apgadinam ir paskui bandom ištaisyti situaciją. Tada turiu dar antakiams ir blakstienoms. Turiu porą serumų. Iš tikrųjų, apie šitą baltą aš, man atrodo, net nesu jokiam video rodžiusi, bet aš jį naudoju jau mėno 2 ir pagalvojau, kad aš gal vis dėlto pašnekėsiu apie jį. Šita priemonė yra skirta labiau, galima naudoti blakstienams ir antakiams, aš jas naudoju antakiams. Su šituo tokiu plonesniu pasitepu ir išsišukuoju. Ir galvoju, ar aš pastebiu kažką, ar nepastebiu, bet kai nusidažiau antakius, aš pastebėjau, kad kiek priaugusių mažų plaukelių pas mane tarp antakių, wow! Ir aš supratau, kad kadangi aš jį naudoju realiai kiekvieną dieną po 2 kartus, man jisai padeda, pas mane dabar antakiuose pilna mažių baby hair. Atrodo, kad aš turėsiu neužilgo vešlius antakius. Apie šitą jau senai esu kalbėjusi, jau senai esu rodžiusi. Tai yra irgi antakių ir blakstienų aliejus. Jo šepetėlis yra toks paprastesnis. Aš jį naudoju tik tais blakstienoms ir mano blakstienos tikrai dabar yra ilgesnis. Ir aš pastebėjau naudojant šitą priemonę, kad mano blakstienos jau būdavo trumpas ir jos tokios būdavo tiesios, bet dabar, kai pradėjo jos augti, tarsi ir gražiai riečiasi. Tai aš pagaliau turiu tikrai ilgesnės blakstienas ir pasidažius tušu mano blakstienos atrodo tikrai ilgesnis. Ta perku, nežinau, gal jau 3 kartą, kažkelintą ir dar turbūt pirksiu dar daug kartų, nes man jisai tikrai labai patinka. Dar kalbant apie antakius, paskutinis produktas, kurį pagalvojau, kad noriu iš tikrųjų įterpti šitą video, nors nenaudoju metus, naudoju žymiai ilgiau, gal kokius 3 metus, nors galima naudoti tik metus. Bet žinant mane, kai kurios produktus aš naudoju tiesiog kiek man reikia ir nesistengiu žiūrėti tą galiojimo laiką, nes kaip ir nieko neatsitiko ir nenoriu apie tai galvoti. Bet nedarykit taip kaip aš, bet nepaisant to, aš jums vis tiek noriu parekomenduoti. Kai dažotės antakius namuose, mes visi žinom, mes neturim tobulos rankos ir būna, kad tepi dažus ir kažkur išsitepi, kažkur išsimuzoji ir panašiai. Tai tam yra tint removeris. Su šita priemonė jūs pasiemo tokį mažą, aš turiu tokius skirtus pagaliukus su tokiu mažu vatos kukuliuku ant pačio galo, tai yra kaip sumažintas sausų krapštukas. Atapšnuojate tą pagaliuką į priemonę ir pasivalot aplink antakius, kur norit, kad būtų tokia preciziška linija ir jisai nuvalo tą dažą. Tai iš tikrųjų labai gelbėja turėti tokią priemonę namuose, kai antakius tvarkotės namuose. Jeigu galų gale norit, kad antakiai būtų tvarkingesni, tai tikrai galit pasižvalgyti. Dar turiu keletą produktų, tai aš labai noriu įterpti šitą kūno kremą iš The Body Shop. Man jisai kaip patiko. Iš vis Vanilla Pumpkin linija man labai patinka, man labai patiko jų rankų kremas, labiau patiko negi iš L'Occitano. Tas pats populiariausias L'Occitano rankų kremas, jis man net tiek patiko, kiek iš The Body Shop rankų kremas, bet šiandien noriu pasidalyti kūno sviestu. Mano blauzdos yra labai sausos, ypač kai nusiprūsi, nusiskuti, jos žiauriai išsusėja, tai šito išsitepus ta oda atrodo tiesiog prišsys ir be įsigeria to sviesto ir taip malonu ir kūnas labai gražiai blizga, jisai būna labai švelnus ir tiesiog antiek malonu tą kūną lies po to, ne taip, kad būna išsitepi kremą, jisai susigeria, ta oda tokia lyg patrakinta, bet lyg ir trūksta kažko, o čia tiesiog pasitepi ir kūnai nieko netrūksta. Naudojau ganėtinai ilgai šitą priemonę, ne visai skalsi priemonė, bet galų gale aš jos pradėjau net nebetaupyti, nes man tiesiog patikdavo save visai vilgyti šitą sviestą ir aš nusprendžiau, kad tai turbūt vienas geriausias kūno sviestų, kurį aš esu naudojus tiek kvapo atžvilgiu, tiek tekstūros atžvilgiu, tiek kiek ilgai aš jaučiausi, kad mano ta pridrėkinta atžvilgiu. Turiu dar keletą priemonių ir iš tikrųjų dabar trumpam pakalbėsiu apie plaukus ir turbūt, kad žiūrit mano vlogus, tai net nenustepsit, tai gal per daug ir neužsibūsiu. Yra Elizaveka SR100 toks plaukų treatmentas. Aš jį perkau jau gal kokius 3-4 kartus, jau pati nežinau ir tuoj nusipirksiu vėl. Mano plaukam po kondicionieriaus dažniausiai trūksta kažkokio švelnumo papildomo,
to glotnumo, tai šita priemonė antiek viso to suteikia, kad tiesiog paskui norisi tos plaukus pastoviai liesti. Nuostabi priemonė, man labai patiko, jinai turi apskritai labai daug gerų atsiliepimų ir kas pabando, daugiausia žmonių lieka patenkinti ir perka ir toliau. Tai jeigu jūsų plaukai yra pažeisti, jums trūksta glotnumo, jie yra tokie išsausėję, galit pamėginti, tikrai verta dėmesio ir mano atveju man antiek patiko, kad aš dabar net irgi nebesidarau į jokias kitas priemonės, naudosiu kol atsibos. Mano šita yra pasibaigusi, po šito video nueisiu nusipirksiu dar vieną. Tokie gražus ir sveiki plaukai atrodo po šitas priemonės, man net pačiai buvo sunku patikėti. Tai tikrai geriausia priemonė, kurią esu naudojus plaukam, kur mačiau rezultatus realiai iš karto. Kalbant apie paskutinės porą priemonių veidui, turiu vieną veido kremą, kuris turbūt yra mano gyvenimo highlightas. Mano oda yra mišri ir dažniausiai man realiai kaip ir tinka vos ne visos veido odos priemonės, nes kadangi mišri oda, tai tos priemonės pasiskirsto ir atrodo visada pem ant pem. Bet su veido kremais būdavo taip, kad lyg ir viskas ok, bet dienos gale lyg ir jauti, kad lyg ir nori patempti odą, bet lyg ir netempia, bet lyg ir tokia sausesnė atrodo, bet lyg ir kaip ir kitur jaučiasi ok. Bet kai panaudojau šitą veido kremą iš Aronix, supratau, kad aš noriu vėl šito veido kremo ir aš jį užsisakiau antrą kartą, dabar laukiu, kol ateis. Aš šitą tubelę jau spaudžiu iki negalėjimo, aš nenoriu naudoti nieko kito. Buvau pas kosmetologę, pasidariau veido valymą ir man davė pasimėginti irgi dar vieną veido kremą ir iš tikrųjų, kas yra keista, man net tas veido kremas antiek nepaliko įspūdžio kaip šitas. Tai galit pagalvoti. Šitas veido kremas turi irgi labai daug gerų atsiliepimų, jisai tinka tikrai labai didelį dalį žmonių. Ko man patinka šitas kremas, kad jo konsistencija nei per riebi, nei per gelinį tekstūrą, jinai tokia yra tarsi tobulai per vidurį ir aš visą dieną jaučiuosi, aš visą dieną negalvoju apie tai, kad man reiktų pasitepti kažkokio kremo. Tai čia yra vienas geriausių ženklų, nes seniau būdavo, kad užsitepi kremą ir dienos eigoje kažkaip lyg ir norėčiau kažką užsitepti šituo kremu, niekad nebėra taip, niekad nebegalvoju apie veido odą, kad jai kažko trūksta. Tai jeigu turit mišrią odą, kaip aš, kur daugiausiai kaip ir tinka kremui, bet kaip ir norėtumėt kažko geresnio, tai siūlau pasižvalgyti šitą. Paskutinė priemonė, kurią noriu paminėti, tai yra veido tonikas. Tai aš jį nusipirkau metų gale, bet vis tiek labai noriu įtraukti šitą video, nes man tiesiog antiek patiko šitas tonikas, kad aš galvoju, kad aš nežinau, ar po šito toniko pirksiu naują toniką, man atrodo, kad užsipirksiu tiesiog antrą kartą tą patį. Ir tai yra iš Scientia Peach and Glow veido tonikas. Jo dar turiu, jo dar yra toks jausmas, kad pirmą kartą naudoju toniką, po kurio aš matau, kad mano veido oda gerėja. Jinai tokia lygesnė, skaistesnė, gyvybingesnė, atrodo gauna atspalvį ir jinai tokia skaistesnė pasidarė. Ir šitas tonikas turi drėkinti, šviesinti ir atgaivinti. Tai iš tikrųjų taip ir jaučiuosi. Kai naudoju šitą toniką, aš tiesiog mėgaujuosi, nes iš karto pasakau, kad jeigu ketinate įsigyti šitą priemonę, pasiskaitykite apie jo naudojimą. Šito toniko negalima dėti ant vatos patelio, jį reikia pilti tiesiog ant rankos. Užsipilat, aš pavilgau taip tarp rankų ir tada įtapšnuoju veido odą. Tik pirmą vakarą, kai naudoju šitą toniką, tai aš tiesiog įprastai užsipiliu ant vatos padelio, net per daug negalvodama. Bet paskui pasiskaičiau, kad negalima. Tai tiek būtų mano 23 metų geriausiai naudotų produktų. Labai smagu atrasti kažkokį produktą, kur tu net nebenori ieškoti kažko geresnio. Tai labai džiaugiuosi, kad aš keletą jau tokių turiu savo mėgstamiausių. Tai kaip ir minėjau, labai norėjau su jumis pasidalinti. Jeigu jūs turit irgi atradimų, perliukų, kur nenustojat pirkti, tai pasidalinkite komentaruose. Tiek būtų šitam video, tai labai tikiuosi, kad patiko, kad sužinojot kažką naujo, galbūt kažkuom sudominsiu. Ir jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite laiką, paprenumeruokite mano kanalą ir mes susitiksime tada kitam mano video. Iki!